prašom. Puselę. Tai viščiuko ką nors? Pradedantys savo verslą pirmiausia privalo turėti gerą verslo idėją. Taip teigia kredito įstaigų specialistai. Vitold Zanevskis savo verslo ėmėsi prisiminęs studijų laikus Vokietijoje, kai kiekvieną penktadienį skubėdavo prie prekybos centro, kur pirkdavo labai skanų keptą viščiuką. Nusipirkdavom viščiuką, šviežių daržovių prie jo ir puikus pietus. Ir tiesiog grįžęs čia Lietuvoje pastebėjom, kad čia kažkada prieš metus buvo tokių dalykų, bet dabar jų visiškai nėra. Bet iš tikrųjų poreikis tai žmonių tikrai yra, nes maistas yra aukščiausios kokybės, skanus, šviežias, ką tik iškeptas. Tikrai yra žmonių norinčių tuos viščiukus valgyti. Tai mes pagalvojom, kad čia yra puikiai niša. Verslo idėja turėtų būti išskirtinė, įdomi, patraukli, galbūt kitokia negu panašių verslų. Iš kur ta verslo idėja galėtume sužinoti ar gauti. Tai vėlgi iš jūsų darbinės patirties, galbūt laisvalaikio pomėgių, galbūt parsivežtumėt iš užsienio, arba pamatytumėt, kad kažko trūksta jūsų aplinkoje, galbūt paslaugos arba produkto ir sugalvotumėt tai teikti arba tiekti žmonėms. Kitas žingsnis – idėjos realizavimo strategija arba kitaip verslo plano parengimas, kurio reikia ir kreipiantis į kredito įstaigą dėl finansavimo ir tuomet, jei verslą pradėsite savo lėšomis. Verslo plane yra aprašoma verslo idėja, verslo plėtros etapai, kokių išteklių reikia ir, žinoma, kokius planuojate pasiekti rezultatus. Nes natūralu, jeigu pradedate verslą, tai norite tam tikrų dalykų. Patariama imtis tokios veiklos, kurią išmanote geriausia. Tačiau taip atsitinka ne visuomet. Tokiu atveju labai svarbu pasirinkti verslo partnerius ar komandą, kuri padėtų versle žengiant pirmuosius žingsnius. Mums reikėjo susirasti gerą partnerį būtent dėl įrangos, dėl visos technologijos, technikos, kaip tas daroma, ant ko. Ir mes tą suradom Vokietijai. Ta prasme, mes prisiminėm, kaip ten vadinosi tas viščiukų kepėjas, susiradom tą įmonę, pamatėm, kad jie ne tik kepa viščiukus, bet ir gamina įrangą. Pradinis kapitalas dar vienas svarbus niuansas. Puiku, jei santaupos leidžia pradėti verslą savo lėšomis. Kitu atveju reikia ieškoti galimybės skolintis. Lietuvos kredito unijos pagal projektą Verslumo skatinimas pradedantiesiems ir neseniai veiklą pradėjusiems verslams teikia paskolas iš Verslumo skatinimo fondo. Kuo yra patrauklus šitas finansavimas, tai tikrai geros sąlygos. Viena iš tų sąlygų yra, kad yra kompensuojamos palūkanos 95%, taigi kaip ir jums paskola beveik nekainuoja. Kažkiek turėjom santaupų, bet to nepakako. Tai labai irgi, kaip sakant, daug būna, nežinau, ar čia tiesiog atsitiktinai ar tai, bet tiesiog pasiseka. Kad būtent tuo metu, 12 metų pradžioj, kažkur internete pamačiau apie Lietuvos kredito unijų vykdomą verslumo skatinimo programą. Pažiūrėjau, kad jinai mums visai tinka, jinai kaip tik mums, mes kaip smulkus verslas. Turintiems daugiau klausimų, kaip investuoti į verslo pradžią ir plėtrą, galima kreiptis į artimiausią kredito uniją arba į Lietuvos centrinę kredito uniją.